norėčiau tada šiandieną pristatyti mūsų svečią, spotlight'e, Mindaugą Jasulaitį, kuris yra gydytojas psichiatras, DAI panaudojimo medicinoje, ypač psichiatrijoje ir psichologijoje entuziastas. Ir Mindaugai, tu tada jau plačiau prisistatyk ir turi visą dėmesį mūsų. Ačiū už kvietimą ir galimybę. Šiaip tai labai smagu ir labai džiaugiuosi prisijungęs, nes iš tiesų ieškau bendruomenės ir labai gera, kada yra žmonių, su kuriais galima apie tai pasikalbėti. Dabar turbūt iš savo pusės labai daug ko nepapasakosiu, nes kolegos kažkuria prasme mane ir gėda, nes kolegos yra ten IT sektoriuje, dantis pravalgę po daugybę metų, o aš nesugebėčiau nei ten kodo eilutės Hello World parašyti. Visiškai neturiu to, nes atėjęs iš gyvybės mokslų, kaip gydytojas ir fantastinių knygų mylėtojas. Tai va, tais 2 metais atsiradus ChatGPT kažkaip atsirado poreikis judėti link to. Tai pirmieji žingsniai buvo, tiesiog skaitimas, žiūrėjimas įvairiausių podcastų ir renginių organizavimas. Tai pirmas renginys, Paulius buvo, tai buvo jai verslui, buvo networkingo ir diskusijų vakaras. Toks, visai smagus, turint galvoje, kad aš kaip žmogus visiškai žalias toj industrijai, pavyko suburti iš tikro, labai stiprią grupę žmonių, ekspertų, kurie sutiko pasidalinti savo mintimis ir idėjomis. Tai buvo pati ta pradžia. Ir turbūt ir nuo tos pačios pradžios ir šiandien, bet važiuodamas į darbą, po treniruotės kažkaip irgi ta mintis tokia buvo, kiek mes čia iš vis dar žaisime toje smėliadėžėje. Nes tas jausmas man nuo pat 22 metų buvo, kad ir klausant ar tenai Jeffrey Hintono ar Judovskio, tų pasisakymų kažkaip, tu suvoki, kad viskas turi labai tokį apčiuopiamą, apriepiamą horizontą žiūrint į priekį. Ir čia aš jau kaip psichikos sveikatos specialistas galiu pasakyti, nežinau, gal dalis žmonių nėra tiek jautrus, turbūt kaip Trumpas sako, kad, klimato kaitos nėra. Bet jinai yra, nežiūrinčio žiemos Lietuvoje. Tai man turbūt tas pats jausmas, kai tam tikri dalykai buvo kaip savaime suprantami ir atsiradus dirbtiniam intelektui, jai kaip technologija iš tikrųjų atsiranda tas jausmas neapibrėžtumo. Iš tiesų tas neapibrėžtumo jausmas, viskas, ką tu darai, jisai sukelia nerimą, nes tu gali dirbti ties kažkokią tai integraciją, programėlę ar panašiai, o paskui didžioji kompanija už kelių mėnesių ten pas jas atsiranda automatiškai. Žinau, kad kolegos ten kūrė dirbtinius asistentus psichologijoje, psichiatrijoje ir panašiai, ir kai privačiuose pokalbėse sako, mūsų tas dirbtinis psichoterapeutas yra šūdas lyginant su tuo, ką jau dabar daro tinkamai supromptinus kažkurį tai didžiųjų kalbinių modelių. Čia yra kažkoks specifinis projektas, kuris... Jo, tai nemažai čia ir finansavimo buvo skirta, ten kas projektuose dalyvavo, dažniausiai kognityvinė elgesio terapija ten remiasi, bet iš tiesų neprilygsta ir tai neįmanoma padaryti su tais resursais, kuriuos tu turi, arba turėtum labai kažkokį nišą paimti, labai siaurą, kur gal tu galėtum kažkiek. Tai man pačiam turbūt be techninių dalykų yra labai įdomi ta, sakykime, antropologinė truputį ta Yuval Harari tokia pozicija, perspektyva, kur link viskas juda ir kaip viskas bus. Nes iš vienos pusės aš matau, kaip dirbtinis intelektas veikia, arba įėjus, kaip jis veikia žmogaus psichologiją, kaip tokia. Pajuntu, kad pats susikabinu ir praleidžiu ten per daug laiko, nei norėčiau. Ne vieną konfliktą su žmona turėjau. Dėl to, kad konsultuojasi, kokius marškinius nusipirkti su dirbtiniu intelektu, nes jie iš kitos pusės turbūt, daugiau ten, sakykime, niuansų, kaip dirbtinis intelektas veikia žmogaus psichologiją. Iš kitos pusės iš tiesų galbūt mažiau nagrinėta tema, bet neabejotinai jinai yra, kad pats įėjus kaip toks jisai irgi turi savo psichologiją. Ir, aš nežinau, gal negalima to vadinti psichologija, gal kažkaip kitaip reikėtų vadinti, sakykime, algoritmų dėsningumus, nežinau, kažkokie terminai IT žmonės galbūt. Yra kas vadina religija jau.
Jo, jo, gal geriau, kai pritaikytų, bet yra tam tikri dėsningumai ir panašu, kad tie dėsningumai, man daugiau ar mažiau, bent šitam etape, jie yra formuojami mūsų. Kaip ten bus ateityje, sunku pasakyti, nu, turbūt greičiausiai žmogus nebeturės tokios įtakos, bet šiai dienai turi. Tai visi tie dalykai tenai, kažkokie melavimai, gudravimai, tendencingumai, šališkumai ir visa kita, nu, jie ateina iš mūsų. Ta prasme, kaip ir galimybės apžaisti, sakykime, aš kalbu apie dabar didžiuosius kalbinius modelius, ne lokalius, jeigu tu nori išgauti tą atsakymą, kurį nori išgauti. Turbūt dar prie tokių dalykų, va čia prieš tai, kai buvo klausimas, kalbant apie prisistatymą, tai ir buvo klausimas apie nusivylimus, tai kadangi aš nesu tiek įgudęs, ta prasme, aš esu entuziastas ir labai noriu tą daryti, bet šiuo atveju man trūksta žinių ir galbūt trūksta žmonių, su kuriais galėčiau tą daryti. Ar tai būtų asistentas gydytojo ar panašiai, ar kažkas kita. Tai iš tikrųjų turbūt šiai dienai visgi daugiausia naudojimosi yra su tais komerciniais modeliais, ar tai būtų Gemini, ar tai būtų Cloudas, ar tai būtų ChatGPT. Savo praktikoje ir kalbant iš ChatGPT pozicijos, tai tas, kas toksai kaip nusivylimas šiai dienai yra aiškus suvokimas, kad reikia tavam servie pasileisti lokalų modelį kaip Second Brain, kuriam tu turėtum kontrolę, nes konkrečiai ChatGPT cenzūra yra labai labai didėjanti. Tai sakykime, jeigu dar prieš metus aš galėjau pasiklausti, kaip optimizuoti mokesčius arba kaip, sakykime, paversti į PDF Amazon knygas, tai šiai dienai jisai ta prasme griežtai atsisako tą daryti, bet negana to, ta prasme aš paprašiau, dėrybose man reikėjo knygų apie tam tikrus psichologinius niuansus ir jis neleidžia minėti netgi knygų, kur paminėti žodis manipulacija. Ta prasme, net jeigu įdėti, žinoma, dėl ko tu neduodi šitos knygos? Dėl to, kad aš nemokysiu tavęs manipuliuoti. Tai Oho, kažkaip nesusidūriau tikrai. čia iš tikrųjų per pastaruosius keletą mėnesių, galbūt po tų teisminių ieškinių, kurie ten buvo dėl savižudybės ir pakenkimo iškelta, tai jisai tokiu labai korporaciniu tapo. Iš tikrųjų, Gemini to klausimu jisai yra daug laisvesnis. Jis nėra toks suvaržytas, bet ChatGPT jisai itin aštrėjanti tą cenzūrą ir man tas vidinis jausmas, lygiai tas pats apie gorilą kambarį iš tos serijos, kad, palaišinai, bet tas, kas valdo, tai jie turi visą prieigą prie to, kaip optimizuoti mokesčius, žinai, kaip manipuliuoti, kaip daryti. Natūraliai, jie mane duoda, žinai. Jeigu aš norėčiau tą darytis, tai, ta prasme, tai tada variantas yra, kad turėti savo modelį. Aišku, jisai niekada neprilygs, nes jisai bus tenai musė šūdo dydžio, bet tai vis tiek bus gerokai daugiau negu mano smegenys, nes ten gali daug visko prikrauti. Tai kažkuria prasme gali būti gudresnis negu esi ir turėti pat būti atsakingas už cenzūrą, už sprendimų prieimimus ir taip toliau, nes kai kurie sprendimai iš tikrųjų galbūt yra pilkėjai, kad ir tas pats mokesčio optimizavimas kaip toks, kur ta riba, sakykime, tarp to, kas legalu, kas nelegalu, kas yra neapibrėžtoje zonoje, jis yra toksai sausau. Dabar iš to, ką aš darau, tai man gėda prisipažinti šitoje situacijoje, nes tą, ką kolegos pasakoja. Mindaugai, jokių būdų nesigėdykit. Čia mes kaip tik tai, kas dažniausiai yra gėda, čia ir aš skatinu netgi visiems dalintis ir nesigėdyti. Aš kaip sakiau, aš pats padariau tokią labai žmogišką klaidą ir ėjau į suportą ir ginčiausi, o po to supratau, kad čia tiesiog mano problema, buvau pavargęs ir nebesuprantu, ką darau. Tai nėra jokių dalykų per didelių ar per mažų. Jo, bet ta prasme, kai klausai žmonių, kurie, aš suprantu, už palaikymą ir padrasinimą, mano tie žingsniai turbūt visų pirma, kad nors man sritis yra įdomi, bet nesu IT žmogus, o kai pradedi mokytis to, tai suvoki, kiek beproto laiko reikia įdėti, norint bent vieną mažą įrankį įvaldyti šalia viso kito darbo. Tai iš tikrųjų daug laiko yra ir galvoju, čia yra privalumas tam tikras, kad taip greitai nebus išstumti nei programuotojai, nei gydytojai, nei dizaineriai, nei dar kažkas, nes iš tikrųjų, jeigu tu pasiemi kažkokį įrankį ir bandai daryti ne iš savo srities, jeigu aš paimsiu su kodeksu programuoti, nežinodamas visos struktūros, logikos ar panašiai, tai šūdas man gausis. Tas pats, kaip ateina pacientai pasikonsultavę su ChatGPT ar kitų įrankių, tai man susidaro toks jausmas, kad tiesiog dirbtinis intelektas šiame etape jisai padidina protingų
kvailių skaičių. Tai yra, jisai suteikia žinias, bet kadangi žmogus neturi to vidinio pasaulio kaip tokio, ir galbūt jis dar ir nesugeba, galbūt dirbtinis intelektas gebėtų atsakyti, bet net kad tu tą promptą parašytum tinkamai, tu turi turėti vidinį mokslo, apie kurį tu klausi, vat tą pasaulį, struktūras, bazinius suvokimus. Aš įsivaizduoju, kad tinkamai užduoti klausimą su programavimu, tu turi suvokti, kaip Bet tai visa čia veikia. vat visur yra tas giga efektas, tas garbage in, garbage out, tai psichologijoje aš spėju lygiai tas pats. Jeigu nežinai, ko paklausti, tu ir gausi tą atsakymą visiškai ne į tą pusę. Jo, ir gausi šališkumus, va, žiūrint iš psichologinės pusės, tai yra tai, kad, va, tas momentas susijęs su pataikavimu ir sakykime, su atlygio ieškojimu iš dirbtinio intelekto pusės. Aš suprantu, kad irgi, jeigu ten rašai tinkamai promptą, tai tu gali apeiti tuos dalykus ir panašiai, ir tą promptą gali rašyti su to pačiu ChatGPT, tik tai kartais turbūt iki begalybės, nes jis vis tobulina save kažkuriam taške ten blogiau pradeda veikti. Bet jeigu aš pasižiūriu, kaip jauni žmonės rašo, sūnus mano 17 metų, kaip jisai rašo tos promptus, tai jisai rašo kaip savo kokiam draugelį. Ei, labas, ne, spogas ant veido, ką daryti? Sako, kažkoks visiškas debilas, žinai. Ir tada vėl 3 žodžiai kažkokie. Ir dar kaip jaunimas trumpina, tai aš galvoju, tam dirbtiniam intelektui suprasti, kas su juo kalbama ir panašiai yra pakankamai komplikuota. Bet, o jeigu va taip jau žiūrint iš pacientų pusės, tai kaip yra, sakykime, kad jie irgi naudodami komercinį modelį, klausia, man jaučiu skausmą širdies plotą. Kas čia man galėtų būti? Parašo tas ir tas ir tas. Bet aš vakar sportavau, tai gal man nuo to, rašo, vis tiek gali būti tas ir tas, reikėtų to tam pasidaryti tokį tyrimą. Bet man yra tai buvę ir praeitį. Taip, bet gal tu pasidaryk. Bet man visada praeitį praeidavo. Ir iš principą, galutinis atsakymas, tarsi žmogus jis užduoda klausimą, jis jaučia nerimą, jam skauda širdis, bet iš esmės jis nori atsakymą, kad su tavim yra viskas gerai ir kad tau nieko nėra. Ir pat toj Jis pusėje, pats tą šališkumą atneša į jo, pokalbį. va tas toje sąveikoje iš esmės iš dirbtinio intelekto gale gauna atsakymą kaip su veidrodžiu. Jisai gauna tą atsakymą, kurio jisai nori. Tai va čia turbūt tas atskiras dalykas, kad lemba, kad kaip mes kalbame apie kultūrinius skirtumus, kada ten nuvažiuojam, sakykime, yra ten dėrybos amerikietiškai ir dėrybos rytietiškai. Amerikietiškai konkretus argumentai, konkretus susitarimai, viskas greitai ir struktūruotai. Man neteko dėrėtis su rytiečiais, bet girdėjau, kad tai gali būti 3 dienos, arbatos gerimas, vaikščiojimas, pažinimas viens kito ir panašiai. Ir tik tai tada, žinai, ten per pusvalandį priimami kažkokie sprendimai, kitą įvertina. Rusijoje turbūt, ar slaviškose kultūrose galbūt daugiau tenai tu turi, prie stalo kažkaip tai ten pirtyje ar dar kažkur, tai tada sprendimai priimami. Tai turbūt saviti, tai turbūt dirbtinis intelektas, man atrodo, kad čia laukia naujas iššūkis, nes tai yra ne tik tai prompto rašymai, bet tai yra tam tikri kultūriniai dalykai ir mūsų sąveikos su tom kultūrom, kaip žinai reaguoti, kaip daryti. O gal kažkokį savo asmeninį iššūkį, kažko, ko pats Mindaugai ieškai ir gal nerandi ir kažkas iš bendruomenės galėtų užvesti ant kelio ir panašiai, tai irgi būtų įdomu išgirsti. Turbūt mano pagrindinis tas iššūkis, kurį aš bandau pasidaryti šiai dienai, 2 dalykai. Viena, tai aš noriu sustartuoti su mokymais, kurie yra skirti grinai gydytojams ir grinai medikams, nes yra tam tikra specifika, tai ir dėl duomenų apsaugos ir panašiai, ir tam tikri niuansai, kurie galėtų būti naudingi. Tai jeigu kažkas tuo gali patarti, tai būčiau dėkingas, bet kita pusė, tą, ką noriu pasidaryti, turbūt čia daugumą tą daro ir tikiu, kad dalis jau yra pasidarę. Tai būtent asistento pasidarimas arba tas Asmeninio. second brain. Tai turbūt čia nesvarbu, ar mes kalbėtume apie gydytojo asistentą, ar kalbėtume apie personalinį asistentą, ar mąstymo asistentą. Aš nežinau, kaip jį pavadinsi, bet man turbūt tas second brain, kur turėti tiesiog atskirą kompiuterinę įrangą, mažesniem užduotim, didesniem turbūt galima pirktis debesyje, kur reikia didesnį skaičiavimo pajėgumai, bet visų bibliotekų sukėlimas, man atrodo, tai kritinis mąstymas ir šitas daiktas pasidaryti bent truputį, kad išlikti ant vandens privalomas. Tai ačiū už sutiktą dėmesį ir laiką.